Labas mano mergytės, kurios priėmė iššūkį. Jau skaitė turbūt svetainėje, bet jum primenu, kad jūs sportuosite dabar ne tik tai su manim, bet sportuosite ir vienos namuose. Bet sudėtinga nebus. Namuose vieną dieną darysite presą ir nugarytę, o kitą dieną darysite volavimą ir tempimą. Tai nieko sudėtingo. Bet tam, kad jum būtų motyvacija visą laiką mane matyti ir žinoti, kad aš irgi su jumis kartu priėmus iššūkį, tai tą treniruotę, kurią jūs darysite namuose presui, aš padarysiu su jumis dabar kartu. Tai viso bus 9 pratimai po 1 minutę, juos darysim vieną po kito, parodysim modifikacijas, kad jums būtų lengviau ir parodysim modifikacijas, kad jums būtų sunkiau. Gerai. Nustatom, kaip visada, kaip pas mus studijoje laiką. Aišku, galėjau anksčiau nustatyti, bet nieko tokio. Gerai. Kas neturit hantelio, nieko baisaus, bet man atrodo, kad jau visus turit. Jeigu neturite, paimkit, žinokit, pusę litro arba litro buteliuką. Primenu, kad keliamės mes tik tai iki liemenuko. Išpučiam ir keliamės. Tuos, kurios jaučiatės, kad jums per lengva, galite pakelti vieną koją. Padaryti 10, tuomet pakelti kitą koją. Nepamirštam, kad mes kvėpuojam. Man tai faina, aš tai gamtoj. Stop. Antras. Kojas laikom 90 laipsnių kampu. Laikom hantelį. Ir leidžiam kojas į šonus. Žiūrėkit, atsargiai. Leidžiam tik tai iki liemens. Taip nedarom. Leidžiam iki liemens. Kuo lėčiau, tuo geriau. Iškvepiam. Iškvepiam. Kaip man saulė spigina. Kuo lėčiau mergytės darom, tuo geriau. Liuks. Atsisėdam. Lenkėmės su pusę apvalia nugarą atgal. Hantelis turėtų eiti virš jūsų kelių. Mergytės, kurios turite problemų su nugara, pasidėkite pagalvę. Pagalvę ar kažkokį pakilimą, bet jūsų padėtis netokia. Jūsų nugarytė yra išlenkta. Sukamės tik tai iš liemens. Primenu, kad galvą mes sukame kartu su liemeniu. Mūsų galva, primenu, 2 kilogramai. Jeigu jūs sukate čia, galvą paliekate čia, jau apkrova presų yra ne ta. Stop. Darom šoniniam presui. Atsigulam ant alkūnės. Pasidedam hantelį. Keliamės nuo alkūnės. Pagrindinis aspektas. Mūsų alkūnė sudaro 90 laipsnių. Ne taip. Ne taip. Tiesiai keliam.
Kuo lėčiau, tuo geriau. Mergytės modifikacija. Anu, kad tu modifikacija. Eigi, sakau. Labai laiku atėjai. Sulenkiam vieną koją. Mane užpuolė šunis. Sulenkiam vieną koją ir darom su vieną koją. Bet stengiamės daryti ant dviejų. Tiek, kiek išeina. Palengvinti spėsite visada. Iš pradžių pradėkite nuo sunkesnio dalyko. Tiesiai keliamės. Šoninį presą darom. Gerai, keičiam pusę. Keičiam. Aš tik primenu, vardan ko jūs tai darot. Vardan to, kad norėjote iki vasaros turėti kažkokį gražesnį kūną, nors man gražu ten pas jūs viskas. Bet jūs norėjot kitaip. Mergytės kitos, primenu. Bet tik tai jeigu sulenkėt koją, panelės, šitos dvi kojos vieną liniją. Ne čia, o į vieną liniją, gerai? Kas gali, nedėkit iki galo dubens. Kas negalit, padėkit iki galo. Nedaug liko. Taip, šaunuolės. Liuks. Nedaug liko jau mum. Tai va taip darysit namuose. Aišku, bus greičiau, nes aš mažiau kalbėsiu. Kišam vieną ranką. Iškeliam. Mergaitės preso pratimai yra kuo lėčiau daromi, tuo labiau jie yra efektyvus. Dabar tas mergaitės noriu perspėti, kurios nori labai greitai numesti svorio. Neskubėkit. Bet jeigu norit pasunkinti treniruotę, paimkit hantelį. Up. Dar. Bet čia tik 10 minučių laiko jums užims. Tik 10. Stop. Šitoj vietoj galit padaryti 10 sekundžių pertrauką, nes jau apkrava nugarai buvo šiek tiek didesnė. Pasiruošiam. Liko 2 pratimai. Darom. Žiūrėkit, mergaitės, dar norėjau atkreipti dėmesį, nes darot per treniruotės biškį klaidą. Neužmeskit rankos per stipriai, nes galit nukristi. Jūsų tikslas ne pakilimas į viršų, o čia pakišimas. Taip. Op. Tos, kurios labai pavargo ir joms yra sunku, aš primenu judesį. Mes atsistojame lentą, nuleidžiam kelius, daugiau nesimosikuojam ir darom tą patį. Op. Op. Bet laikom pilvą būtinai. Liuks. Gulam. Tos mergytės, kurių nugara būna išsirietus, primenu, išsirietus, tai jeigu jūs atsigulat ir 2 pirštai jums telpa tarp nugaros. Deda delnus po dubeniu, tom, kurios guli patogiai tiesiai, nereikia.
pakeliam ir darom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laikom, 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 laikom ir vėl 6. Mergaitės, kurioms skauda sprandą. Tuomet, kai pavargstat, tiesiog atsigulat. 4. Pasikeliam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laikom, 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 laikom. Vėl 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mergaitės, neužverskit taip kaklo. Gerai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Jeigu jaučiat, kad tai per sunku, pakelkit kojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laikom, 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 laikom. Jei dar per sunku, padėkite galvytę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laikom, 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 laikom. Viskas, šaunuolės. 10 minučių darbo, bet nauda labai didelė. Darom standartinius mūsų tempimo pratimus. Į priekį, prie vienos kojytės, prie kitos. Vieną sulenkiam, atsigulam. Kitą. Čia. Čia. Čia ir čia. Sėkmės, mergytės.